pieno klausimai ir pieno įstatymas ir turbūt istoriškai žvelgiant jau net ne tai, kad ne pirma vyriausybė ir ne antra vyriausybė, bet ir jau kelios Seimo daugumos prie šio klausimo bandė surasti, pasiūlyti tam tikrus sprendimus, tačiau jau trečius metus besitęsianti pieno krizė pieno rinkose ir turbūt čia ypatingai gerai situaciją žino turbūt vienmandatininkai rajonuose, kad vis tik susitikus su ūkininkais, žemdirbiais, gyvulių augintojais, ypatingai pienininkais, matom, kad vis tik situacija negerėja arba liktais tas kažkoks tai mažas pagerėjimas greitai virsta vėl atgal ir dar su kaupu į dar blogesnę situaciją. Tai iš tiesų tai, kas buvo padaryta komitete ir čia ačiū pirmininkui, kad vis tik ryžomės kartu imtis tos iniciatyvos, vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija taip pat stipriai prisidėjo prie situacijos, galbūt tai nėra pats tobuliausias įstatymo projektas, bet tai yra tikrai žingsnis link to, kad ypatingai smulkieji pieno gamintojai, net ir turbūt šiandien dienai galim pasakyti ir stambesni, ir netgi patys stambiausi, galėtų turėti tas tinkamas derybinės galias, nes vis tik tai šiandien dienai yra labai didelė nelygybė derybinėse galiuose ir per priedus tai, kas yra nežinoma, nematoma ir viešai, ta prasme, ta informacija nėra vieša, sutarčių priedai, per tai yra atsiskaitoma ir tik iš gandų galima matyti arba iš turbūt to situacijos ūkyje, kad kai kurie gyvena pakankamai gerai ir situacijos nedramatizuoja, o kitiems tai yra kritinis laikotarpis ir yra didžiulis smūgis, nes pieno kaina net perka savikainos, kuri yra didesnė už parduodamo pieno kainą. Ir todėl turbūt situacija labai akivaizdi, kad kas mėnesį maždaug vidutiniškai po 1000 ir 1000 virš karvių mažėja, tai mūsų banda bendrai yra mažėjanti ir tai yra turbūt patys mažiausi ir vidutiniai ūkiai, kurie atsisako veiklos, akivaizdu, kad tai yra nuostolinga veikla. Ir šitas įstatymas sprendžia šioje vietoje turbūt kelis aspektus, tai yra kainodaros skaidrumas, tada apsauga nuo nesąžiningų veiksmų, kas lygtais buvo šiek tiek paminėta, bet šiuo atveju yra išryškinama ir turbūt labiau atsiradęs yra aiškumas. Taip pat skatinama kooperacija ir, atsiprašau, ir netgi galimybė patiems ūkininkams pristatyti pieną supirkėjui, perdirbėjui, kad ir gauti tą kainą, kaip ir visi, kurie gauna tokią pat kainą už tą pačią kokybę. Tai yra ta galimybė ir aišku, yra tam tikrų pastabų, ką ir vyriausybė pastebėjo, tai turbūt komitetas atsižvelgia ir tikiu iki prieimimo bus ištaisyta ta situacija. Tai vis tik turbūt yra svarbus aspektai dar paminėtini, kad tai, kas buvo ir konstitucinėme teisme išaiškinta dėl laboratorinių tyrimų, kad šioje vietoje taip pat sprendžiama, kad vis tik turi būti bendri tyrimai ir turėtų būti tas vieninga sistema tyrimų, kas ir garantuoja jau pirmą žingsnį į atsiskaitimo vienodumą ir situacijos suvienodinimą. Tai turbūt tai yra tie kertiniai žingsniai, nuo ko galima atsispirti ir kalbėti apie tolesnį galbūt tobulinimą ir kitus etapus, nes tikrai dar nemažai laukia darbo ir parengiant po įstatyminius teisės aktus, tai tikrai turbūt po diskusijos norėtųsi, kad vis tik jeigu dar bus kažkokių pasvarstymų ar pamastymų, kad komitete galėtume priimti tuos, kaip sakant, patikslinimus ir paleisti įstatymą į gyvendinimui, kad kuo greičiau ūkininkai galėtų pajausti tą aiškumą ir galbūt ta situacija bent kažkiek stabilizuotųsi ir atsirastų tas didesnis teisingumo jausmas tarp pačių pieno gamintojų. Tai kolegos kviečiu palaikyti ir judėti su projektu tolyn. Ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie projektų.